Filmas sukurtas parėmus ES Leonardo da Vinčio programai Lietuvoje. Nuo seno kiekvienas miestas, kiekvieno miesto kūrėjai stengiasi sukurti savitą, nepakartojamą miesto veidą, pastatyti tokius statinius, kokių nerasi jokiame kitame pasaulio mieste. Ir šiandien kiekvienas miestas ir miestelis gyvenvietės puošiasi ir gražinasi savaip. Šiame filme parodysime ir papasakosime apie apdailininkus, specialistus, kurie dirba išorės ir vidaus apdailos darbus. Apdailininkai darbą pradeda, kai pastatytos pagrindinės pastato konstrukcijos, uždengtas stogas, sumontuoti langai ir durys. Išorės apdailos darbai – tai pastato išorinių sienų, pamatų apdailos darbai. Pastatų fasadai gali būti apdailinami įvairiai – raudonų, deginto molio, geltonų ir baltų silikatinių plytų mūras Lietuvoje nuo seno įprasta fasado apdaila. Šiandien kur kas dažniau pamatysime tinkuotus ir įvairiom spalvom išdažytus namus. Individualių namų gyvenvietėse dažna ir mišri apdaila, kaip pavyzdžiui tinkavimas derinamas su medinėmis dailylentėmis ar priklijuojamomis plytelėmis. Bene pati įvairiausia lengvų pakabinamų lakštų apdaila. Tai metalo, plastiko, medžio ir stiklo plokštumų įrengimas, apdailinant mūrines, betonines statinių sienas. Taip dažniausiai papuošiami visuomenės ir verslo paskirties statiniai, parduotuvės, bankai, verslo centrai. Mes stovim prie vieno iš paskutinių realizuotų projektų, kurio pagrindinis ir principas kaip fasadų rekonstrukcijos projektus. Tai pagrindiniai darbai, kurie čia buvo padaryti, tai fasado apdaila. Fasado apdailai čia naudotos naujos medžiagos, kaip fibrocementinių plokščių ir stiklo lakštų paneliai. Vidaus apdailos darbai – tai tinkavimas, dažymas, sienų dekoravimas apdailos plytelėmis, medžiu, metalu, gipso tinko plokštėmis, lubų kabinimas, grindų klojimas. Kadangi visi šie darbai reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių, reikia nusimanyti apie naudojamas medžiagas, rišamasias medžiagas, įrankius, tvirtinimo būdus. Apdailininkai gilina savo žinias apie vieną iš apdailos būdų ir tai tampa jų specializacija. Plačiau papasakosime apie keletą iš jų. Tinkuotojas. Tinkavimas – paruošiamasis darbas prieš dažymą ir apmušalų klijavimą. Tinkuojamos betoniniais ir mūriniais sienos. Dažnas tinkuotojas atlieka daug rankinio darbo, iš smėlio, kalkių, cemento ir vandens gamina tinką, rankiniu būdu tinkuoja sienas. Prieš tinkavimą sienos paruošiamos. Tinkuotojas nuvalo ir nuplauna dulkes, nešvarumus. Kad tinkas gerai liptų, betoniniai sienos gruntuojamos specialiu gruntu. Šie darbuotojai tinkavimui naudoja jau paruoštą, sausą tinko mišinį, kurį sumaišo su vandeniu specialiame įrenginyje. Sumaišytas tinkas purškiamas ant sienos, darbas atliekamas metodiškai, nuosekliai per visą sienos plotą užpurškiamas tinkas, kuris išlyginamas brauktuve. Gulščiuką pridėjęs prie sienos tinkuotojas patikrina, ar siena lygi. Siena turi būti pagal gulščiuką horizontalus lyginimas iki 3 mm, vertikalus irgi. Tinkuotojas išmano apie vidaus ir išorės apdailos tinką, žino jo rūšis ir moka paruošti tinką. Jis gerai žino tinkavimo darbų seką ir atlikimo technologiją. Savo darbe jis naudojasi mente, tinko maišymo įrenginiais, braukte ir kitais įrankiais. Gipso kartono plokščių montuotojas. Gipso kartono plokščių montavimas nauja apdailininko darbo sritis.
Gipso kartono plokščių montuotojas tvirtina aliuminio profilių ar medžio karkasą ant sienos, o ant karkaso gipso kartono plokštės. Montuojant gipso kartoną tenka daug matuoti, apskaičiuoti ir pjauti reikiamą kiekį plokščių. Toks darbas reikalauja matematinių gebėjimų, geros erdvinės vaizduotės. Gipso kartono plokščių montuotojo darbas labai patrauklus. Mat šiuolaikinėse statybose vis dažniau vietoj įprastų tinkavimo darbų sienos apdailinamos gipso kartono plokštėmis. Dažytojas. Dažytojas dažo įvairius paviršius – sienas, lubas, grindis. Jis išmano apie medžio, metalo, vidaus ir išorės apdailos darbams naudojamus gruntus, glaistus, dažus, šių medžiagų savybės ir paruošimą. Dažytojai paruošia sieną dažymui. Jie gruntuoja, glaisto ir šlifuoja nelygumus. Kai jau siena lygi ir išdžiūsta glaistas, galima dažyti. Pirmiausia, mažu voleliu ar teptuku išdažomi kampai, vėliau visas sienos plotas. Kad siena atrodytų gražiai, o spalva būtų sodri ir ryški, dažoma kelis kartus. Spalvotas darbas. Tiesiog nebūni darbe visada vienos spalvos. Visokiausių atspalvių įgauni. Ir baltos, ir mėlynos. Dažytojo darbas kruopštus ir atsakingas, juk dažymas vienas iš baigiamųjų apdailos darbų. Kokybiškai išdažytomis patalpomis džiaugsis darbų užsakovai. Dangų klojėjai. Plytelių klojėjai paruošia sienas ir grindis plytelių klijavimui, matuoja, apskaičiuoja reikiamą plytelių kiekį ir jas pjausto. Klijuoja plyteles. Kai plytelės užklijuotos, užpildo plytelių tarpus dekoratyviu glaistu, nuvalo paviršių. Grindų dangų klojėjai kloja, pjausto ir klijuoja natūralias ir sintetinės grindų dangas. Jie apskaičiuoja reikiamą medžiagų kiekį, klijuoja dangas laikydamiesi darbų saugos reikalavimų. Plokščių montuotojas. Įvairių plokščių montavimas ant metalinių profilių apdailininko darbo sfera. Vidaus apdailai naudojamos plastikiniais, mediniais plokštės, išorės apdailos darbams plastikiniais, mediniais, metaliniais, cementiniais ir kitokios plokštės. Esu pakabinamų lubų montuotojas. Išmokau Vokietijoje dirbti šitą darbą ir dabar grįžau į Lietuvą. Nes Lietuvoje šeima viskas, Vokietijoje atsibodo dirbti. Čia dirbam dabar geroj firmai labai. Lubas kabinam daugiau, tai ką sienas darom dar iš gipskartonio plokščių. Sienas, lubas iš gipskartonio plokščių, iš va šitų Armstrongas. Dedam šitas lubas visur. Lubų montuotojai darbus pradeda, kai nutiesiami inžineriniai vidaus tinklai, elektros laidai, vėdinimo sistemos. Lubų plokštės kabinamos ant karkaso, kurį laiko specialūs kabliai. Taip pritvirtintos lubos paslėps visus laidus ir vamzdynus. Kad viskas simetriškai gautųsi gražiai, reikia daug matuot labai. Įsimatuoji, kad būtų patalpos aukštis, vienodas aukštis, lyguma, lygumas, kad būtų. Tada suki kampuoti, o paskui jau grįži lubas kablius, leidėsi kablius ir kabini konstrukciją. Sudedi konstrukciją, o paskui ant galo dedasi pačios plokštės. Apdailininko profesija ypač paklausi. Dažnas apdailininkas skuba išvažiuoti ir įsitvirtinti vakarų valstybėse. Neilgai padirbėję užsienyje, jaunuoliai sugrįžta į Lietuvą, kur jų laukia šeimos. Kvalifikuoti ir atsakingi darbuotojai sėkmingai įsidarbina Lietuvos statybos darbų įmonėse ir savo darbu daug prisideda prie vis gražėjančių Lietuvos miestų, prie žmogų supančios aplinkos gražinimo, savo darbu įgyvendina žmonių svajones, sukuria namus, kuriuose gyventi jauku ir gera.